Sveiki draugai ir draugės, 15 skyrius važiavimo greitį. Tai labai svarbi tema, todėl kad kokiu greičiu reikia važiuoti, mes turim žinoti, koks saugus greitis, koks leistinas greitis ir egzaminė iš vieno lapo kokį 50 gal klausimų, gal dar daugiau yra. Tai ir praktikos egzaminį irgi važiuojant suprasti tą greičių pasirinkimą, koks kada jau kritinė klaida, kada nekritinė. Tai daug svarbių dalykų šitą pamokėlį aptarsim. 127. Vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio. Atsirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygą, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologinės sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatytos kliūties. Jis turi sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas. Panalizuokim šiek tiek šitą punktą ir įsivaizduokim važiavimo sąlygos. Užmiestyje leistinas greitis 90 km/h greičio, bet keliai yra apsnigę, pledėję, arba yra naktis, lyja labai stipriai, rūkas. Tai jūs važiuosit leistinų greičiu ant 90 ar mažinsit greitį atsižvelginti tai, kiek matot, kad spėtumėt sustoti kažką pamatę. Tai todėl jūs turite ne maksimaliai leistiną greitį, turit pasirinkti saugų greitį. Vietovės reljefą, tai jeigu yra kažkokie vingiai, kalniukai, gal į viršų važiuojant ne visada viskas gerai matosi, ar iš priekio atvažiuoja automobilis ir negalit saugiai atlikti veiksmų, tai tada pasirinkat mažesnį važiavimo greitį. Kelio ir transporto priemonės būklė. Tai jeigu yra duobės, tai aišku, mažinsit greitį. Jeigu yra provėžos magistralėje, irgi mažinsit važiavimo greitį. Transporto priemonės būklė, gali būti, kad jūsų automobilis, tiesiog kai kurie yra saugesni automobiliai, kai kurie nėra labai saugus. Tai jeigu magistralė leidžiama 130 važiuoti, bet jūsų automobilis galbūt yra kažkoks labai senas ar panašiai, tai irgi atsižvelgiat į jo saugumo elementus tos transporto priemonės. Pavyzdžiui, padangos irgi, jeigu vasara turi būti ne mažiau kaip 1,6 mm, o žiemą ne mažiau kaip 3 mm, tai jeigu pas jūs 3 mm žiemą važiuojant per sniegą, tai žinokit, kad jūsų vis tiek efektyvumas yra dar mažesnis, stabdžių valdymo ir panašiai, tai turi būti ne mažiau kaip 5 mm, kad bent šiek tiek būtų jums efektyvesnis tas valdymas ant sniego. Ir į krovinį. Jeigu jūsų krovinys transporto priemonė pakrauta maksimaliai, vadinasi, yra apsikrovusios įrengimai, spiruoklės ir panašiai automobilio, tai vėl jūs važiuosit atsargiau. Arba jeigu krovinys galbūt daugiau dešiniai sukrautas, ar kairė, arba gale, arba priekį, tai vėl jūsų stabilumas automobilio yra netoks. Tai vėl prisikrovę krovinį, jūs važiuosit lėčiau, nes jis bus posūkiuose, vingiuose ir važiuojant didesniu greičiu, didesnė tikimybė turėsit su kroviniu netinkamai pakrautų padaryti avariją. Tai ir vėl mažinsit važiavimo greitį. Ir eismo intensyvumą, tai ir vėl žiūrit, kokiu greičiu kiti važiuoja. Tai jeigu jūs negalit to maksimaliu važiuoti, nes tiesiog yra daug automobilių ir ten galbūt lenkti visus gaunasi nesąmonė, nes nuolat turi lenkti. Tiesiog jau tada priimat sprendimą važiuoti šiek tiek lėčiau, prisilaikyti tos kolonos disciplinos ir pasirinkti vėl greitį mažesnį. Ir tas jūsų pasirinktas greitis yra toks turi būti, kad jūs spėtumėt sustabdyti atsiradus kliūčiai, duobei ar kažkam, tai čia šitas punktas irgi labai svarbus. Ar išbėgo žvėris, pavyzdžiui, tai turėjot, jeigu miškas arti kelio, tai vadinasi, jau reikia ir palėtinti, nes jeigu išbėg žvėris, jūs jau vėlokai pamatysit ir greičiausiai nebespėsit, galbūt nespėsit sustabdyti. Tai ir vėl turit visais atvejais pagalvoti, kas gali atsitikti ir ar spėsiu sustoti, jeigu taip atsitiktų. 128. Jeigu atsirado kliūtis ar iškilo grėsmė eismo saugumui, vairuotojas, jeigu jis gali tai pastebėti, privalo sulėtinti greitį, net visiškai sustabdyti transporto priemonę arba apvažiuoti kliūtį, nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams. Paskiau negalėsit sakyti, kad man čia išbėgo kažkoks katinas, aš sukau vairą ir susidūriau su priešais atvažiuojančiu automobiliu. Tai nebus pateisinimas to dalyko, ne? Tai tiek vengdami kliūties, stabdydami, keisdami kryptį, vis tiek turit atsakot jūs už savo veiksmus. Tik čia būtų gal galima įskaityti tą vieną dalyką, kad jeigu jis galėjo pastebėti. Tai kartais dar įdomu, kaip pritaiko, bet būna toks atvejis, kad važiuoja pelkytė tokia, žmogus pervažiuoja pelkytė, ten tokia duobė buvo, ratą prakerta, ratlankį susilaužo ir paskiau kreipiasi į draudimą ir kaip ir eismo įvykis ir būna, kad savivaldybė už tai, kad neprižiūrėjo kelio, nes jie turi prižiūrėti, jį sumoka už tą dalyką. Bet ten jau kažkokia sudėtingesnė ta procedūra yra, bet kažkaip žmonės liktai kalba, kad tai padaro. Tai jeigu jūs jau ir negalėjot jos pastebėti, arba važiavot, medis nuvirto jums ant stogo kažkoks, tai kažkas tos medžius turėjo galbūt prižiūrėti, išgenėti juos, iškirpti, nupjauti šakas, kad jos neužkristų ir panašiai. Tai toje vėl vietoje galbūt būtų galima nuosavybės turėtojui bandyti kalbėti su jais. Ir jau pradedame eiti prie skaičiukų.
ir žiūrėsim, kokie jau tie greičiai leidžiami. Tai čia prisiminkit mintimą ir regitroj, ir vairuojant reikės. Nes regitroj yra taip, jeigu viršyji 10% greitį, gauni kritinę klaidą. Tai jeigu jūs važiuojate ant 55 km/h greičio, tai dar bus tik nekritinė klaida, bet jeigu ant PM6 gyvenvietėj, tai jau bus kritinė klaida, tai daugiau nei 10%. O lėčiau be reikalo važiuojate galima ne daugiau kaip 15 km/h. Na, tarkim, yra kažkokia atkarpa ir jūs nuo vieno šviesoforo iki kito važiuojate ant 30 km/h greičio, nes jums atrodo, kad buvo ženklas 30, bet buvo 50 ir kiti automobiliai už nugaros buvo priversti visą laiką paskui jūs važiuoti lėtai. Ir todėl irgi per lėtas važiavimas, sakykime, toks virš 15 jau gali irgi būti kritinė klaida. Tai šiaip tik reikėtų palaikyti greitį toks, koks leidžia. Ir leidžiamas momentinis greičio padidinimas, tai kai trunkais kelias sekundės, iki 3 sekundžių, nu truputėlį ten pagazavai šiek tiek, ne kažkokio momente, pamatai pats, kad jau čia biškai viršyji greitį, gali pamažinti greitį ir važiuoti lėčiau. 129 gyvenvietėse visoms transporto priemonėms leidžia važiuoti nedidesniu kaip 50 km/h greičiu. 128. Jeigu atsirado kliūtis ar iškilo grėsmė eismo saugumui, ištrinam. 129. Gyvenvietėse visoms transporto priemonėms leidžiama važiuoti nedidesniu kaip 50 km/h greičiu. Gyvenvietėse visoms transporto priemonėms leidžiama važiuoti nedidesniu kaip 50 km/h greičiu. Na ir dabar pasidarysim šitos pamokos metu tokią lentelę. Geriau galėtumėte įsidėmėti ir galite pasidaryti nuotraukėlę, print screeną ir visada prisiminti. Tai pirmas visoms transporto priemonėms gyvenvietė, maksimalus greitis 50 km/h. Stovėjimo aikštelėse visoms transporto priemonėms leidžiama važiuoti nedidesniu kaip 20 km/h greičiu. Na, o toliau būtų daug teksto tokio ir iš tikrųjų skaitant labai sudėtinga, tai aš esu padaręs jums tokią lentelę ir galit šitą lentelę rasti mūsų testuose vairavimoegzaminai.lt ir reikėtų ją mokėti mintinai. Tai dabar mes ją peržvelgsim ir galit galbūt susirašyti, pasidaryti print screenus ar panašiai, kad galėtumėt bandyti įsivaizduoti. Tai yra keli stulpeliai, tai transportas, ypatybė, vieta, greitį. Ir dabar tokiu būdu mes ją ir išanalizuosim. Visoms transporto priemonėms gyvenvietėse maksimalus greitis yra 50 km/h. Stovėjimo aikštelėse maksimalus greitis leidžiamas 20 km/h. Na ir žemiau visur aptarinėsim negyvenvietėse leidžiamus greičius tam tikroms transporto priemonėms, tam tikrų laikų ir dabar tam tikrai grupiai transporto priemonių. Tai yra lengviesiems automobiliams, krovininiams automobiliams iki 3,5 tonus. Tai čia būtų kaip CTB toks busikiukas, kur galima kažką pasikrauti, bet tokį galima vairuoti ir maksimaliai leidžiamą masinį iki 3,5 tonos su B kategorija. Motociklais ir triračiais. Tai nuo balandžio iki spalio automagistralėse maksimum 30. Nuo lapkričio iki kovo automagistralėse maksimum 110. Nuo balandžio iki spalio greitkeliuose 120. Nuo lapkričio iki kovo greitkeliuose 110. Keliuose su asfalto ar betono danga maksimum 90. Keliuose, kituose keliuose, tai būtų žvyrkelis ar panašiai, maksimalus greitis 70 toms transporto priemonėms. Dabar kita transporto priemonių grupė, tai būtų A1 kategorija, A2 kategorija, A kategorija, B kategorija pradedantysis vairuotojas, besimokantis vairuoti ir laikantis egzaminą regitroj, taip pat autobusai, skaitant mokyklinius, gali važiuoti automagistrale 100 km/h greičiu, greitkeliuose 90, keliuose su asfalto ar betono danga. Tai tiesiog užmiesčio kelias asfaltuotas arba betonuotas 80 ir kiti keliai, tai būtų žvyrkelis 70. Jūs jau matėte 50% ket pamokos. Visas ir pilnas ket pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. Vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Sekanti grupelė, tai būtų krovininiai automobiliai, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 3,5 tonus. Tai būtų